Sveiki mėlyjeji, su jumis vėlgi aš, kineziterapeutas Marius, ir šiandien noriu su jumis pasidalinti tempimo pratimais. Parodysiu neįprastus tempimo pratimus, kurie skirti įveikti nugaros skausmą, skirti įveikti kūno sąstingį po ilgos sėdimo darbo dienos ir atliksime tikrai neįprastus pratimus prie durų, prie staktos, prie sienos. Ir kodėl noriu parodyti šios pratimus? Todėl, kad tikrai labai gerai žinau, kad tie eiliniai įprasti tempimo pratimai ant kilimėlio yra visiems labai gerai žinomi ir jie yra netgi įgrisę iki kaulų smegenų ir man pačiam jie yra įgrisę. Ir todėl parodysiu pratimus, kurie yra kartu neįprasti, įdomus ir efektyvūs. Ir taip pat noriu paminėti, kad šie pratimai yra skirti ištempti tuos raumenis, kurie yra labiausiai linkę sutrumpėti, ir atliksim taip pat stuburo rotacinius judesius, kurie yra be galo reikalingi šiuolaikiniam žmogui. Kadangi stuburas turi ne tik tais judesius į priekį, atgal, iš šonų, bet turi ir rotacinius judesius, kurie vyksta būtent per krūtininę stuburo dalį, kuri būna labiausiai sustingusi ir ją reikia daugiausia judesio. Taigi, pirmas pratimas. Pirmąjį pratimą darysiu prie durų ir jį galite daryti ne tik tais prie durų, bet ir prie, pavyzdžiui, spintos, jeigu galite už jos užsikabinti ir pilnai iškėlę rankas. Taigi, dedu kojas prie pat durų, kad jos man nejudėtų. Kabinuosi abiem rankom, galite ant rankų uždėti pirštinės ir tiesiog paimu atsipalaiduoju. Kuo labiau atsipalaiduosi, tuo labiau pajausi tempimą per rankas, per pečius. Ir čia yra labai fainas dekompresijos pratimas slanksteliams, kurio metu padidėja tarpas tarp mūsų slankstelių ir slanksteliai yra maitinami. Ir tempimą galite išlaikyti 10-20 sekundžių tiek, kiek galite, ir pakartokite 3-4 arba tiek kartų, kiek jums reikia. Labai rekomenduoju uždėti pirštinės, kadangi medis labai giliai įsirėžia į odą. Ką dar galite padaryti? Galite tą patį tempimo pratimą padaryti su viena ranka. Kuo labiau atsipalaiduosit, tuo pajausit didesnį tempimą per petį ir galite paieškoti padėties, kurioje tempia labiau. Aš, pavyzdžiui, galiu pasisukti ir pajausiu tempimą jau per va šitą vietą, per liemens savo šoną. Ir neįprastai geras, stiprus tempimas per petį, jeigu tik galite išlaikyti savo kūno svorį. Ir taip pat padarykite 3-4 kartus. Aišku, pasirinkimas yra jūsų valioje tiek kartų, kiek jūs galite ir norite. Taip pat, ką mes galime padaryti? Mes galime užsikabinti už durų tokioje pozicijoje. Aš tiesiog rankas apsuku ir pajausit tempimą jau per rankas labiau. Taip pat galite ranką dėti ir plačiau ir išlaikyti tą tempimą 10-20 sekundžių. Taigi, neįprastas tempimo pratimas prie staktos. Atsistoju taip, paprastai, vieną ranką kabinu taip ir kryžiuoju rankas. Aišku, šioje pozicijoje aš galiu užsikabinti tik tais patogiai vieną ranką. Jeigu jūsų stakta yra tokia patogi, ieškokite tokios vietos, kad galėtumėte užsikabinti abiem rankomis. Ir būtent ją sukryžiuoju, galvą leidžiu tarp rankų ir viskas. Ir tempimas. Laikausi. Temps ir per juosmenį, per pečius, per pumentį. Ir taip pat išlaikykite 10, 15, 20 sekundžių.
Ir labai rekomenduoju paieškoti padėties, kurioje tempia labiausiai. Tai gali būti, kad jūs galite, pavyzdžiui, užsikabinti vieną ranką ir, pavyzdžiui, man labai tempia kairį šoną ir aš galiu tarsi stumtis ir tolti ir išlaikyti tempimą taip pat 10, 15, 20 sekundžių. Būtinai sukryžiuokite rankas, kad tempimas būtų efektyvesnis. Kitas pratimas, kurį mes darysim, tai aš darysiu jį prie palangės, nes man reikės už kažko tai užsikabinti. Ir jeigu jūs turite kažkokią tai kambaryje, bute ar namuose savo kažkokią tai nišą, už kurios galite užsikabinti, tikrai naudokite tą vietą ir tai pamatysim, parodysiu, ką aš turiu mintyse. Tiesiog paimu, kabinuosi rankas, mano kojos yra maždaug 90 laipsnių kampu ir aš galiu užsikabinti už palangės ir taip, savo patogiau ir tiesiog paimu atsipalaiduoju. Pakankamai švelnus pratimas, pakankamai švelnus tempimas. Palaikykite jį 10, 15, 20 sekundžių ir galite mėginti keisti kojų padėtį taip, kad būtų išties jaučiamas tempimas. Galite kojas arčiau palangės laikyti, galite 90 laipsnių kampu, kaip pasakiau. Ir taip pat galite ieškoti padėties ir temptis su viena, pavyzdžiui, ranka. Viena ranka, galite užsikabinti vieną ranką priekyje, kas leis dar labiau atsipalaiduoti ir labiau pajausti tempimą per peties sąnarį ir kartu pajausti tempimą ir juosmenyje. Taip, kitas pratimas bus rotacinis stuburo pratimas, stuburo judesys. Ir mūsų kūnui rotacinių judesių reikia kaip deguonies, iš tikrųjų, nes stuburas turi 3 judesius, tai yra lenkimas į priekį, tiesimasi, lenkimas į dešinę, į kairę ir turi rotaciją. Rotacija vyksta būtent per krūtininės stuburo dalies slankstelius. Daugelis manom, kad būtent rotacija vyksta per juosmenį, todėl kad mes daugiausia pasisukam, atrodo, per juosmenį, bet iš tikrųjų biomechaniškai judesys, rotacija, sukimasis vyksta per mūsų krūtininės stuburo dalies slankstelius ir dažniausiai rotacija būna pati sunkiausia žmonėms, todėl kad mes daug laiko sėdime sustingę ir būtent krūtinės stuburo dalis labiausiai sustingsta. Juosmuo sustingsta, krūtinės stuburo dalis ir aišku mūsų pečiai, kaklas. Taigi, tada darysim tokį pratimą. Darom tokį įtupstą. Dedam rankas ant už pakaušą ir sukuosi. Ir šitoje pozicijoje pabūnam bent jau 10 sekundžių. Ir grįžtam. Ir kartojam. Sukuosi. Nerealus tempimo pratimas, rotacinis. Padarysiu dar vieną kartą ir suksimės į kitą šoną. Taip. Dabar darome į kitą pusę. Gali būti į vieną pusę pasisukti sunkiau negu į kitą. Ir labai rekomenduoju būtent į tą pusę, į kurią sunkiau, į tą ir daryti daugiau.
Taip, kitas pratimas taip pat yra rotacinis ir išties yra labai paprastas, net paprasčiau net ir sugalvoti yra sunku, bet kuo paprastesnis, dažniau tuo jis yra sudėtingesnis ir jisai yra netaip dažnai daromas. Taigi, darom. Aš dabar pasisuksiu į jūs nugarą, stoviu šonu į sieną ir aš ką darau? Aš tiesiog tempiuosi. Siekiu, ypatingai su priešinga ranka, jeigu aš dabar pasisukau į dešinę pusę, tai su kairė ranka siekiu kuo toliau. Ištieskit kelius ir tempimą išlaikykite 10-20 sekundžių ar ilgiau. Ir stenkitės, kad būtumėt išsitiesę, negriūkite. Visą laiką žiūrėkite savo nugaros padėtį, savo juosmenį, kad kojos laikytų ir nebūtų sulenktos ir juosmuo nebūtų sukritęs. Nebūtumėt susilenkę labai. Galime grįžti, sakau, pusračiu. Ir vėl kartojam. Taip, ir dabar mažai žingsnelis. Po centimetrą, po milimetrą siekiu. Ir pajausit tempimą, 10-20 sekundžių palaikom, pamedituojam. Judesys ir juosmeniui, ir krūtinės stuburo dalies mobilumas, rotacija ir netgi pečiai. Taip, darysiu į kitą pusę. Atsisuku 90 laipsnių kampu į sieną. Ir galim rotacinių judesių pradėti. Ir tada siekiu su dešine ranka kuo toliau. Ir grįžtam. Ir kartojam. Į šitą pusę man sukasi daug lengviau, kadangi mano dešinė ranka yra labiau išlavinta. Bet pajausit labai fainą malonų tempimą per juosmenį, per krūtinės stuburo dalį. Ir kad būtų sunkiau, galite ir net ir suglausti kojas. Ir pajausit, kad juosmenį tarsi net išgręžiat. Ačiū visiems, kurie mane žiūrit, sekat, komentuojat, uždavinėjat klausimus, dedat laikus, dalinatės su draugais ir prenumeruojat mano kanalą. Jeigu dar dėl kažkokių tai priežasčių nesat prenumeravę mano šio kanalo, būtinai tą padarykit ir paspausti. Dėkui visiems, kurie žiūrėjot šitą video. Labai lauksiu visų jūsų komentarų, žinučių, atsiliepimų. Ir jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskite like, pakomentuokite, užsiprenumeruokite mano šitą kanalą. Tokiu būdu jūs paskatinsite mane daryti dar daugiau tokių gerų video ir dar geresnių. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano šio kanalo, būtinai tą padarykite. Paspauskite mygtuką prenumeruoti. Tai tikrai labai mane paskatinsite dar daugiau kurti įdomaus ir gero informacinio ir kartu labai naudingo, net ir kartu linksmo turinio. Labai kviečiu užsukti į mano asmeninę svetainę kineziterapija3.lt. Joje jūs rasite video kineziterapijos programas nugaros skausmo gydymui, nugaros skausmo prevencijai, keliams, kaklui, pečiams ir rankoms, bei taip pat masažo video programas, pagal kurias jūs tiesiog savo namuose galėsite padaryti juosmens, pečių, nugaros ir rankos masažą savo namiškiams, artimiesiems ir mylimiems žmonėms. Jeigu turite klausimų, norite, kad kažkokią konkrečią temą pašnekėčiau arba pakomentuočiau jūsų problemą, būtinai tą parašykite komentare ir aš būtinai atkreipsiu į tai dėmesį. Iki kitų video.